Sveiki atvykę į šį vaizdo kanalą. Šis vaizdo kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas. Šiandien pristatome Dievo žodį ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus per šventąją Rumunijos Virdžiniją. Ištraukos iš Dievo žodžio apie bažnyčios paėmimą antroji dalis tekstų iš Dievo žodžio rinktinė šią temą. Viešpats Jėzus pasiryžęs prikelti jūs iš žemės, kol pasaulis bus apvalytas per kančias daugelio, o ne po vieną. Nepamiršk mano žodžių, nes daug kartų girdėjau tave sakant, pamiršau viešpatie. Tai akivaizdi nuodėmė. Prisiminkite šiuos žodžius, nes velnias juos pavogė iš jūsų. Nepamirškite ir neprašvaistykite žodžio, nes vienu žodžiu atpirksite daugybę kvapų, kad ne vienas iš jūsų protėvių ir protėvių nebuvo laistomas taip, kaip laistote jūs. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1976 vasaris 21. Visi velniai išėjo į žemę ir verčia šį pasaulį daryti nuodėmes, nes šios nuodėmės, kurios šiandien daromos šioje šalyje, buvo padarytos ir Sodomoje bei Gomoroje, jos buvo padarytos ir Nojaus laikais. Jei klausysi, net nepamatysi šio pasaulio sunaikinimo, nes viešpats tave pasiims. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1976 Liepa 9. 1955 metais, kai nužengiau su dvasia į žemę, buvo daugybė krikščionių, nedidelių, bet mažų, ir aš jais džiaugiausi kaip Lotas ir Abraomas, kaip Jokūbas ir Izaukas. Per juos aš pasiekiau tai, ką turėjau atlikti. Bet su kuo šiandien atliksiu amžių ir dievišką į darbą? Kad šventajame rašte parašyta, kad jei randu 1, 2, 3 ar 4 nesuteptus, ši žemė bus išgelbėta. Bet jų nėra, nes tie, kuriuos radau atėjęs, visi man melavo, visi man sakė, kad seka paskui Jėzų į dangaus vartus aukščiau. Bet šiandien man liko vienas tėvas, vienas iš 5 namų, nuo 2 iki 10 namų. Ir jie bus paimti kaip Elijas ir kaip Henochas visų kūnų. Mano tauta, kaip atvedžiau pas savo motiną dangaus debesyse tuos, kurie ją mylėjo ir jai tarnavo, taip aš atvesiu savo žmonės į šią vietą dangaus debesyse. Mano žmonės stebėsis tavo gyvenimu, tavo šalimi, bet jei liks tik vienas, jis bus pagrobtas, o šalis bus sunaikinta, o jei jų bus 5, viešpats per juos atliks savo darbą ir šalis nebus sunaikinta. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1977 balandis 15. Tėve Izraeli, truputį ir mes pasitrauksime iš šios žemės, nes Dievas nusprendė ją apvalyti. Mes pakilsime aukščiau nuo žemės. Ne aukštyn, aukštyn. Viršuje, kad jo nepasiektų nei ugnis, kuri jį sudegins, nei vanduo, kuris jį apvalys. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1977 rugsėjis 20. Viešpats nepalieka tavęs, bet pasiima. Kaip? Jūs nesužinosite. Tautos žiūrės į visas pusės ir tavęs nematys. Viešpats pastatys ženklą ant tavo namų ir niekas nieko nesugadins ir viešpats juos išvalys, bet tik tu, mano mylimieji, neturėk piktosios dvasios savo širdyje, nes viešpats paliks tave tą valandą, kai piktoji dvasia bus su tavimi. Viešpačiui nelaikas išvaryti piktąją dvasią. Tai buvo kartą visiems amžiams, kai viešpats dirbo visiems. Visada melskis, kad tavo vardas nebūtų ištrintas iš Dievo knygos. Būk atsargus, kad esi labiausiai nekenčiamas pasaulyje. Gyvūnai patys mieliausi pasaulyje, bet tavęs pasaulis nekenčia šiais laikais nei pasaulis, nei karalius, nei tėvai, nei giminės tavęs nemyli, o tai kaip Elijo laikais, kaip anais laikais. Mozės visi tavęs nekenčia, todėl būsi paimtas, o pasaulis bus sunaikintas. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1977 lapkritis 24. Nebūk panašus į pasaulį kaip garstyčios grūdelis. Jei ką nors matėte savyje ir tai yra pasaulyje, išmeskite tai. Tėve, neleisk, kad ta smulkmena sutrukdytų tavo kelyje į dangų. Tu žiūrėsi į kairę ir į dešinę ir nebus kam stoti į tavo pusę, nes ta smulkmena yra didelė nuodėmė, kad tu nežinai.
Kada trimitas suskambės ir pasakys tau savo trimitu ir tu to nepasakysi. Bet ką pamatysi ir angelas tau pasakys, ateik čia, nes žemė bus ne kas kita kaip ugnis, tikėk, aš kalbu tik iš knygos, bet tu nežinai, iš kur aš kalbu, nes tu kalbu ne nuo vidurio, ne nuo pradžios, bet kalbu nuo paskutinio knygos lapo ir apsivalyk, kad ir tu būtum ištrauka iš žodžio Dieve nuo 1977 gruodis 19. Kaip jie valgi žmogų po žmogaus, poną po poną ir kramti žolę kaip galvijus. Tikėti? Tėve, prašau tavęs, nusiprausk vienas kito kojomis, kad būtumėte nesutepti, kad būtumėte išgelbėti, kad atplauks laivas, nugabens jūs iš šios žemės ir nuves ten, kur daug dvasių. Ir ten tu stovėsi ir savo akimis pamatysi sunaikinimą, kuris užgrius pasaulį, bet pasaulis tavęs nematys. Už šio pasaulio geras laikas. Bet toliau. Po jo bus vienas ganytojas ir viena kaimenė. Bet toliau ne čia, anapus šio pasaulio. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1978 vasaris 3. Mano vaikai, šioje kelionėje aš gražiai pasivaikščiojau. Mano vaikai, šiek tiek ir mes pasimatysime. Eiti miegoti galvodamas apie savo laimę, kuri tavęs laukia. Eik miegoti galvodamas apie dangaus karalystę, apie artimuosius, kurie tavęs laukia, nes šios dienos niekas nelaukia, tai kaip traukinys tėti. Ar tu tiki ir traukinys, jis taip pat turi šiek tiek daugiau ir liks. O mašina turi dar šiek tiek ir liks. O lėktuvas turi dar šiek tiek ir liks. Ir visas kvapas išliks. Ar matai pasaulį? Ar matote šitaip? Tokio, koks yra dabar nebus, o išlukštens ir išdžiovins. Ar matai šį žmogų, kaip jis valgo, geria, linksminasi ir negalvoja apie mirtį? Dar šiek tiek ir pamatysite jos veidą geltoną kaip moliūgas iš siaubo. Kas turi proto, tegul supranta. Žmogus nesigulės sirgdamas, nes nuo šios ligos nebeprisikels, nes nebebus gydytojų, nebebus kunigų ir nebeliks išmaldos ir gulės tol, kol ištirps kaip vaškas. Jis ištekės iš jo kaip vaškas ir dvoks laukus, dvok žemės, bet tavęs nebus, nes viešpaties ranka paims tave ir iškels virš žemės. Kad tu nebebus. Užuosti jų smarvę. Atsiprask, nes diena iš dienos viskas keičiasi. Turėsi brolį, turėsi motiną, turėsi seserį, kuri pasitrauks nuo tavęs ir melsis, kad jų pasitraukimas nenukentėtų. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1978 birželis 13. Jis nėra kunigas, jis nėra pranašas, nėra pranašystės, kurioje jis nebūtų iššovęs iš ginklo. Ši akimirka, kurioje esate, yra paskutinė, kai parašyta, kad vėlesniais laikais aš grįšiu pas jūs ir pasiimsiu su savimi savuosius. Aš atskirsiu avis nuo ožio, aš atskirsiu ėriuką nuo blogos avies. Neatsiskirkite nuo manęs, nes ateina metas, kai suskils geležis, kad suskils akmuo, kad suskils mediena ir jūs nesuskilsite. Jei būsite su manimi. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1978 lapkritis 9. Klausykite, mano tauta, šio Dievo mokymo. Išvalykite savo kelią, nes viešpats ateina paimti tavęs į savo arką, kaip ir Nojų, kad galėtum pereiti gilų ir platų Dunojų, sumaišytą su kankinių krauju. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1979 spalis 2. Karūnos už poelgius niekas negavo. Šventieji eina ir klausia, ar yra daugiau viešpatie. Eik į savo vietas, nes kol ateis iš didžiojo suspaudimo, mes nedalinsime dovanų. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1980 kovas 9. Mano brangieji, aš vežu jūs į valtį ir perplaukiu vandenį į brangų krantą, o jei esate gerai pasiruošę, valtis nesiūbuoja, eiti sklandžiai. Sklandžiai turėkite omenyje, kad žemė degs, o viešpats jūs kur nors surinks, o jūs tik žiūrėsite akimis ir jūsų nepalies jokia žala ir būsite visų liudytojas. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1984 gruodis 17. Tavo akis pamatys, kai aš susirinksiu, ką pasakys pirmasis pašauktasis. Du bus name, vieną paimu, kitą palieku. Kiek dejavimo bus, kai jie pamatys. Man skaudina ši nugara, bet jiems neskauda, kad atsuko nugarą savo gėriui.
Bet tie, kuriuos turiu, šauks ir už juos, viešpatie, sugrąžink ir juos. Duok jiems botagą į nugarą, kad jie pajustų geluonį ir išsigandę nusisuktų. Ištrauka iš Dievo žodžio, 1989 gegužė 1, mano tėve, štai kodėl tu serga. Kad apsirengiai drabužiais, kurių aš nepažįstu, kad prisiliečiate prie dalykų, kurių aš nežinau iš žemės tautų ir pamiršai šventus dalykus, tėve. Aš liepiau Izraeliui nenešioti papuošalų ant savo kūno ir jis papuošė savo namus tuščiais papuošalais ir tai vargina mano dvasią, kai gyvenu savo krikščionių namuose. Bet aš pradėjau šventą atsiskaitimą ir šventą bei dangišką nuolankumą ir priimu, mano sūnus, dangišką raginimą, kurį duodu Izraeliui. Apsirenk šventumu ir nuolankumu, tu ir tavo namai, tu ir tavo sūnus, apsirenk, tėve, šventą išvaizdą ir daugiau nedirbk, kad pasidarytų apgailėtinas. Tai negražu, mano sūnus. Išmeskite iš savęs. Iš savęs ir iš savo namų išmeskite tuščią šlovę. Tai nėra gražu tuščia šlovė, tėve, tai vargina akis, sielą ir mano dvasią, kuri gyvena tavyje arba šalia tavęs. Jūs taip pat dirbate taip, kaip dirbau aš, kaip dirbau pasaulyje. Štai kodėl aš išsiunčiau savo žodį, kad ši palapinė, kurioje šiandien sėdžiu su savo tauta tardamasis, kad išmokyčiau jūs dirbti taip, kaip dirbau, dirbkime dangų tėve, dangų žemėje ir tada pūskime visur. Tegul visi turime vieną kelią, vieną stalą, vieną dangišką įturtą, mano sūnus, kad vėliau ateis mielesnis laikas, jei dabar klausysitės kelias dienas. Ateina laikas mums įžengti į gyvenimą. Mano sūnus. Aš visada atnešu tau šį ateinantį gyvenimą, bet Loto Sara turi savo panašumą į tave ir neleidžia žvelgti į džiaugsmo laiką, kurį atnešu su manimi. Tau lemta nematyti pasaulį užgriūvančio blogio, kaip pranašo Jeremijo mokinys nematė Jeruzalės žlugimo anais laikais. Tu esi mano glėbyje ir mano krūtinėje. O kiek daug jūsų duodu, kad pabėgtumėte iš savo krūtinės. Ištrauka iš Dievo žodžio krikščionims 1994 rugpjūtis 21, tai šios dienos programos pabaiga. Telaimina jūs Dievas ir saugo jūs prie savo šventosios širdies. Amen.